Sveiki, sveiki. Šiandien trumpai pakalbėsiu apie if funkciją. Tai funkcija, kurią aš labai dažnai naudoju. Tai funkcija if yra sąlygos funkcija. Tai yra, kai nusirodome kažkokią tai loginę lygtį, į kurią galima atsakyti taip arba ne. Ir nusimatome veiksmus kiekvieno iš minėtų atvejų. Tai sakykime, aš noriu, kad man Excelis sudarytų 2 žodžių junginį, tai laba diena, labas vakaras, ar ne? Tokiu atveju rašau if, pasirenku A1 laukelį, dedu lygų, rašau laba. Nusirodau reikšmę, kurią grąžins, jeigu loginė lygtis yra teisinga. Tai bus diena. Ir nusirodau, jeigu bus neteisinga, vakaras. Čia galite nusirodyti ne tik tekstą, bet ir skaičius. Žinoma, tekstas turi būtinai būti kabutėse, kaip ir visose kitose funkcijose. Ir taipogi galite nusirodyti ne tik lygų, gali būti daugiau, mažiau, nelygų. Kas liečia grąžinamus atsakymus, čia taip pat neturi būti būtinai kažkoks tai tekstas. Tai gali būti skaičius, gali būti netgi kažkokie matematiniai veiksmai, arba gali būti net ir nuoroda į tam tikrą laukelį, kuriame yra galbūt kažkokia reikalinga informacija. Tai va, padarius funkciją, pratempus, štai matosi, kad Excelis vertina, koks yra tekstas čia ir nurodo atitinkamą atsakymą. Tai primenu, kad yra daugiau įrašų su Excelio funkcionalumais, kuriuos gali rasti mano puslapyje. Šiam kartui tiek, ačiū, kad skyrei laiko, prašau įvertink, pasidalink ir prisijunk. Iki!